Kompanijos Viking istorija prasidėjo 1981-aisiais, kai ji pradėjo gaminti pirmuosius savo sodų smulkintuvus. Nuo to laiko gaminių gama stipriai išsiplėtė, o ypač atsinaujino 1992-aisiais, kai įmonė prisijungė prie Stihl grupės. Šiandien Viking asortimentas išaugo iki daugybės pavadinimų, o nepriekaištingos kokybės ir aptarnavimo siekimas įmonę pavertė lyderiaujančią pasaulio lengvųjų sodų ir daržo mašinų kompaniją. Tarp didžiulės šiuolaikinės pasiūlos firma sugeba išsiskirti visą įmanomą pagalbą po gaminio įsigijimo. Tai bene didžiausias sėkmės raktas – neužmiršti savo kliento, jam pasiūlant techninę dokumentaciją, atsarginės dalis ir servisą. 2006-aisiais Viking atšventė 25 metų įmonės gyvavimo jubiliejų. Per šį laiką kompanijai pavyko įgyti puikų sodų įrenginių gamintojo vardą, žinoma specializuotų sričių prekybininkams, klientams visoje Europoje ir sulaukusi palankių visuomenės informavimo priemonių vertinimų. Kurdami naujoves, Viking inžinieriai ir dizaineriai panaudojo visus savo įgūdžius ir tokias technologijas, apie kurias eiliniai Azijos plagiatoriai gali tik svajoti. Bet geriau to įsitikinti patiems. Langkampfene prie Kufštaino Austrijoje vienoje vietoje sutelkti visi tyrimų, plėtros, gamybos ir produktų bandymo padaliniai. Tai didelės galios, paprasto valdymo ir patikimumo derinio, kuris būdingas Viking sąlyga. Viking gaminiai yra skirti išrankiems sodininkams. Dėl ergonominės formos, aukštos kokybės apdorojimo, apgalvotų techninių sprendimų ir išskirtinio dizaino, Viking žymiai palengvina darbą sode. Viking yra tikras ir jau pripažintas vejos priežiūros bei sodo atliekų šalinimo pirmūnas.